Sveiki užsukę į mūsų projektą Pavasarį. Čia išvysite pokalbį su architektu, kuris yra A01 studijos planavęs viso pavasario konceptą. Išgirsit, kaip buvo planuojama, dėl ko buvo planuojama ir kiek laiko bei apmąstymų buvo įdėta, kad sukurti šio projekto konceptą. Pas jūs užsakovai ateina dažnai ir prašo įgyvendinti turbūt pačias įvairiausias idėjas. Man įdomu, kokį pagrindinį tikslą jums buvo iškėlęs vystytojas, kuris atėjo su Pavasarį projektu. Iš tiesų tai pirminė tokia kaip užduotis buvo kažkas nestandartinio, kažkas truputėlį kitokio, negu kad, tarkim, rinkoje dominuojantis dalykai, tai turėjo būti kažkas labai kitoj kokybei. Žinau, kad užsakovas tikrai daug keliauja ir yra matęs įvairių projektų užsienyje, kaip Danija buvo ta viena iš tų šalių, kuris buvo paminėta kaip geras pavyzdys, kaip jie, tarkim, tos užmiesčio kvartalus vysto. Ir iš karto buvo tokie žodžiai, kad tai turi būti tam tikra nuotaika, tam tikra kokybė, tai turime suprasti, kad jeigu rinka yra, tarkim, persotinta vienokio segmento, tai jau norisi turėti ir kažką daugiau. Ta tokia pridėtinė vertė arba išliekamoji vertė, tai visas tas labai susijęs su to aplinka. Principė žmogus perka ne vien tik tai namą, tokia buvo užsakovo vizija, kad prie namo būtų kažkas ekstra, kad aš atėjau ir čia visa šita teritorija yra mano, aš jaučiuosi kaip tas žmogus, kuris čia tiesiog kažkokį namus kuria. Taip, ar su šeima, ar ne, bet vis tiek tai yra mano namai. Ne vien namas, bet visa aplinka. Tai toks platesnis mąstymas tikrai nustebino. Nėra labai dažnai, kad tas būdavo anksčiau. Dabar po truputėlį tikrai ta rinka juda į tą geresnę pusę, pavadinkim, iš tos kokybinės perspektyvos. Tai tas jaučiasi ir labai džiugu matyti, kad tikrai pas mus tiesiai ateina ir be jokio ten užsakovo tokios stipraus raginimo, iš mūsų pusės jo tikrai nebuvo. Pats užsakovas iš karto sako, žiūrėkit, jie padaro, tikrai faina, tikrai veikia, norėčiau to paties čia. Tai tas buvo gal toks tikrai smagus išskirtinumas, lyginant su tą likusią, tarkim, dalimi. O architektų dirbat jau iš tikrųjų daug metų, man įdomu, kas pasikeitė pas užsakovus, jeigu lyginant, tarkim, ko žmonės nori dabar iš jūsų ir ko norėjo prieš 5 metus. Daugiausia tai yra tas, kad žmonės pradėjo kreipti dėmesį į tą išliekamąją vertę, kuri dažniausiai yra tokios pridėtinės vertės tęstinumas. Turiu galvoje, kad tai nebeužtenka tiesiog tokio formalumo arba atlikau savo užduotį ir to viskas pasibaigė. Jau jie tikisi iš to paties architekto tam tikro indėlio, kuris yra grinai kiekvienos studijos toksai kaip ir braižas. Jau principė, didžioji dauguma klientų, kurie ateina pas architektą, jie ateina su jau tam tikra priežastim ir tam tikrų lūkesčių, kurie mato, tarkim, tas architektas jau yra realizavęs kažką panašaus. Daugelis tų žmonių, kurie kažką nori realizuoti tam nekilnojamam turte arba savo butą pasidaryti, arba namą, ar kažkokius stambesnius projektus, ar tai būtų įmonė, nelabai svarbu kas, galų gale vis tiek tas užsakovas yra fizinis asmuo, kuris turi tam tikrą viziją ir jisai atėjo grinai matydamas tą, tarkim, architekto portfelį, jo atliktus darbus ir jisai būtent, kad tikrai reikalauja, žiūrėkit, jūs padarėte tą, man tikrai patiko, ne vienas klientas tikrai atėjo iš tokių net nesmeninių kažkokių rekomendacijų, grinai kažkokio internetinėje aplinkoje radęs tam tikrus vaizdus ir ta būtent vizualinė medžiaga papirko tą žmogų, kad jisai ateitų ir sakytų, man patiko, aš noriu va šito dalyko, ar jūs galite kažką analogiško realizuoti. Dažniausiai užduotis nebūna ta, kad nori vienodo dalyko. Tai yra toksai kaip ir jau pačio architekto gal irgi toks principinis dalykas, kad mes stengiamės irgi nekartoti pilnai, nes tokio kaip ir pakartojimo nesinori nei dėl to, ką jau iki šiol padarei, nei to, kad tiesiog ateityje judėtum kartodamas tą patį ir jis skamba kaip kažkokio vieno triuko, kaip čia šou ir toksai atrodo pigiau. Ir tu nori tikrai save parduoti kaip tam maksimaliai kompetentingą profesionalą, kokiu dažniausiai ir jautiesi. Aš galvoju, gal pas vystytojus, teisingus vystytojus, kaip ir pas visus gerus verslininkus per laiką keitėsi požiūris į tai, kad turi ne tik pastatyti namą, kurį reiks parduoti, turi pastatyti namą, kuriame bus gera gyventi ir tai automatiškai parduos. Aš pilnai pritariu tokiai koncepcijai. Mano idėja irgi yra lygiai tokia pati, kad geros idėjos ir gera kokybė, jie kalba patys už save. Ten nereikia kažkaip tokių kaip ir didelių reklamų ar panašių dalykų, dažniausiai labai pasijaučia. Vienam, gal tai yra, tarkim, pavadinkim, profesionalesniai akiai, kurie ateina ir mato kokybiškai atliktus statybinius darbus, yra vienas dalykas, kitiem tai yra tam tikras patalpų suplanavimo arba tam tikrų vizualinių ryšių klausimas. Bendrai visa ta architektūrinė kompozicija, kad ir kokia tai būtų dydžio ar mastelio objektas, jinai iš principo apsprendžia
ta prasme, jinai yra apsprendžiama labai daugeliu aspektų. Tai yra, ir šviesa, ir tam tikros medžiagos, ir siužetas, patalpų funkcinis planavimas ir įvairūs dalykai, ta prasme, iki patalpų aukščio. Ir tai yra toks labai detalus projektavimas, kurį tu visą tokį kaip bagažą atsineši tą objektą. Ir tu tikiesi, kad tavo vizija su visom tom priemonėm, kurias tu gali naudoti, jinai bus išpildyta. Ir ta kokybė, jinai per tų tokių detalių sugaudimą, jinai galų gale bus juntama emociškai. Ir tiesą pasakius, bent jau man asmeniškai tikrai yra. Kai ateini ir tikrai pasijauti, čia kažkas kitaip, aš tikrai kažkaip kitaip jaučiuosi. Ir tas geras jausmas, jis turi prasidėti pirmoje vietoje mano supratimu nuo vizijos ir tas, kad architektas galėtų tą bendrai su užsakovu sukurti. Tai Jūs su įvairiais projektais dirbat sėkmingai, daugelis, ir kuo jums atrodo pačiam išskirtinis Pavasario projektas? Pavasarį gal išskirtinas tuo, kad jisai šiek tiek apeliuoja kitokį pirkėją, mano taip supratimu, čia toksai gal labiau iš architekto pusės ateina. Vienas iš tokių išskirtinių dalykų yra tas, kad, pavyzdžiui, kiemai, tie pirmieji kiemai, kur, tarkim, iki paradinių durų vedantis kiemas, jis nėra užtvertas, yra atviras ir ta visa gatvės erdvė yra tokia pulsuojanti, perinanti vidinį kiemą. Tai yra pakankamai unikalu, turint galvoje, kad didžioji dauguma gyvenviečių, tarkim, pasivažinėjus užmiestyje. Iš karto matai, kad aukštos tvoros žmonės mėgsta tą privatumą, jie nori tokio labai aiškaus ribos, kur tas yra mano ir kur tas yra bendra, arba kur tas yra jau kažkokio miesto tvarkymas, kur aš ten turiu iššluoti savo lapus, kur kažkas gal man iššluos. Tai mes, matydami, tarkim, užsakovo šioje vietoje tą nenorą būtent daryti tokio labai aiškaus tokios, segregacijos tarp tų sklypų, kaip tik norą kurti bendruomenę, ir tas labai jaučiasi, kad netgi padarius tą 3D modelį ir ne kompiuterėje vartant tą modelį, matai, kiek iš tiesų tos erdvės jos peridinėja į tą vidinę ir tą truputėlį persimanimas tarp tos privačios ir viešos, kokią kokybę tai iš tiesų gali sukurti. Tai čia toksai tikrai unikalus dalykas. Tikiuosi, tai padaugės rinkoje tokių dalykų ir kad žmonės iš tiesų truputėlį taps atviresni ir mielesni vienas kitam. Gal čia toks po truputėlį jau ir tas, kaip čia, sovietinių laikų išgyvendinimas perės į tą tokią tikrai nuoširdžią pilietinę kažkokią bendruomenę ir kad tokios mažos bendruomenės tikrai gali veikti. Ta rodo užsienio pavyzdžiai, ta rodo ta pati Lietuva. Tikrai jau mes nesam pirmieji, kurie tą daro, bet tikrai matosi, kad tas dalykas yra, turi tokį smarkų socialinį poveikį. Turbūt, kuriant visus projektus, viskas tikrai neina sklandžiai. Man įdomu, su Pavasariais, kokia buvo didžiausia problema, ką buvo sudėtingiausia išspręsti, kuriant šitą projektą? Iššūkiai tai daugiausiai buvo susiję gal, pavadinkim, su tą meninę kalbą. Statytojas turėjo tokį pakankamai aiškę viziją, kad jam norisi tam tikrų funkcijų, tai yra toks, sportas, kad tai būtų tos viešos erdvės susijusios su tam, kaip čia, privačiom erdvėm. Mums labai norėsi turėti tą supratimą kliento, kad jisai, aš turiu, grinai, kaip kalbėjom truputėlį anksčiau apie tai, kad yra privati ir vieša erdvė ir norisi, kad tas žmogus turėtų tam tikrą siužetą. Ir norėjusi labai tinkamai tą išspręsti. Kitaip tariant, kad, jeigu jau vidinis kiemas, kur aš galbūt ginu savo pomidorus arba išleidu savo mažus vaikus ten pažaisti, ar ne, tai turėtų būti jau tokia privati erdvė, kur aš esu tikrai ramus, žinodamas, kad čia jau yra mano. O toliau, kad tai jau tai yra kažkokia tokia dinamika, atsirandanti vieša funkcija ir siužetas, tai jau turi vesti tą žmogų, bet taip fiziškai vesti, ta prasme, ar tai mama su vežimėliu, tai žmogų išėjusi pabėgioti, jau turi atsirasti siužetas, kuris rodo, kur man eiti, kaip man eiti, ką aš čia veiksiu. Visas tokia grinai plačios programos sudėjimas į tą visą sklypą, šiuo atveju daugelis sklypų ir visą teritoriją, tai buvo pagrindinis iššūkis. Žinot, vystytojai įsivaizduoju, dažniausiai ir architektai turbūt turi šimtus idėjų ir tada įgyvendina keletą, nes išsirenka geriausias, atsifiltruoja, pasižiūri ir panašiai. Čia teko daug scenarijų svarstyti šitam projektui? Bent keletą tikrai. Taip, šiaip patys tarpusavėje dažniausiai irgi būnam tokie, kur vieną dieną vienaip galvoju, kitą dieną kitaip galvoju, ar ne? Tarkim, labai fainai pažaidai padelį su kolegom, galvoju, ne, čia privalo būti padelis, kitą dieną pažaidai tenisą ir galvoju, žinau ką, tenisas daug geriau, arba panašiai. Tai yra tokių grinai subjektyvių kriterijų visuma, kuri kartais nulėmė tą, kaip tuo metu vyksta tas projektavimo procesas ir ką tuo metu siūlo užsakovai. Ir toks grinai asmeninė patirtim pagrįstas procesas, kur mes visi žmonės, ne, mes bendravom grinai iš to, kaip čia pasakyti, iš vidaus. Ir tu nori tą, kad tu galbūt šiai dienai to geriausia pamatė ir tikėsi tą patį parodyti kitam žmogui, grinai ir atsinešė tos netgi savo projektus, kurie yra šiuo atveju mūsų profesinė veikla. Bet lygiai taip pat mes tikėjomės ir įvairių
tarkim, kitokių veiklų, ten buvom ir kažkokius, galvoju, apie skate parkus ar panašius dalykus, apie kažkokį tokį pakankamai, gal vadinkim, kraštutinumą esančias idėjas, kur tikrai gal retas vystytas apie tai mąsto rimtai. Mes tikrai buvo momentų, kad galvom, o jeigu, o gal, o pabandom, vis tiek užsienį ar kažkur matei ir galvoju, gal ir čia sueiti. Gal patiks užsakovai. Lygiai tas pats, šiaip žinokit, iš užsakovo pusės irgi vieną susitikimą būdavo, kad vienas dalykas labiau kažkokį tokį imponuoja, kitą dieną jau kitas. Tai mes kažkaip galų galia apsistojom ties to, kas tikriausiai buvo tokia kaip racionalumo nulemti kriterijai, apie tam tikrą gal kaštus irgi buvo pamastyta, nes įrengimas visų šitų dalykų taip pat turi kažkokią sąmatą eilutę. Tai tą irgi matyt kažkaip tai sudėjome vieną tą krūvą ir ta visuma, jinai dabar jau turi fizinį pavydalą. Tai... Kai viskas geriausiai yra apgalvota, turbūt ir gauni tą per daug apmąstymų, per daug laiko pasitarimų su skirtingais žmonėm, tą patį geriausią rezultatą, kaip sako, kristalizuoja visas tas idėjas ir matai. O kaip braižėt apskritai, pirmasias linijas, ar neįsivaizdavot, kaip tas projektas atrodys, kokį šiuolaikinio žmogaus poreikį norėjot užpildyti, įgyvendinti, ko trūksta žmonėm? Šiaip pats projektas iš tiesų prasidėjo nuo tokios pakankamai aiškios vizijos, gal pavadinkime tokiu kaip tinkleliu. Statinių architektūra nėra mūsų sugalvota, yra mūsų kolegų ir mes jau iš principo gavom tokią kaip ir aiškią sistemą, kurią reikėjo iki galo išpildyti, kad tai veiktų būtent apeliuojant į kažkokį pirkėjo modelį. Mums asmeniškai tikrai atrodė, kad tai yra jaunom šeimom labiausiai skirta, arba jau kažkam, kas jau, tarkim, nori išsikraustyti iš miesto ir gyventi užmiestyje. Tarkim, tai jau, pavadinkim, pensinio amžiaus žmonės, kurie galbūt po tam tikro intensyvaus darbinio laikotarpio jau galvoja, mes anūkus auginsim kažkur priemiestyje. Ir mano supratimu, tokiem žmonėm, kurie matosi labiau į šeimą yra orientuoti, ar ne, tai jiem yra tam tikras infrastruktūros tipas, kuris ten tiesiog privalo būti. Jauni žmonės, jie turi vaikų ar neturi vaikų, vis tiek jie irgi yra tokie, bent jau Lietuvoje standartinis modelis yra tokia, kad jie yra pakankamai aktyvūs, tai žmonės, jiem turi sugalvoti pakankamai plačią tokį kaip spektrą veiklų, ką jie gali veikti, vien tam, kad jie nevažiuotų to kažkur veikti kur nors toliau. Tam yra ir ekonominis, tam yra ir ekologinis, ta prasme, kriterijus visus šitus dalykus sprendžiant, nes jeigu žmogui nereikia sėsti automobilį ir važiuoti ten 5 ar 10 km pažaisti kažkokį sportą, kuris gali tiesiog pažaisti pas save kiemę su kaimynu, jisai sutaupo tiek laiko, tiek pinigų, tiek ten to paties kuro ar panašiai. Tai tokia veikla, matant tą, kad mišrus modelis veiklų veikia daug geriau, tiek kuriant tą kažkokią gyvenimo kokybę, tiek kuriant bendrai mums visiems aplinką. Mes visi esame kažkokie žmonės, kurie vieną dieną galbūt norės gyventi tokiam kvartalė. Aš tai įsivaizduoju, kad tokia žinutė turėtų būti komunikuojama, kad jeigu aš pats asmeniškai kurčiau kažką, ko gyventi nenorėčiau, nemanau, kad aš gerai jaučiuosi tą darant. Ta prasme, tokia kaip, pavadinkim, jau sąžinės klausimas, ar ne? Kad architektas jisai principai tikrai turėtų nuoširdžiai kurti tą, ką pats norėtų irgi matyti, gyventi ar panašiai. Tai iš mūsų pusės tikrai nebejotinai darėm tą su tokia kaip čia asmeninė nuovoka, kad mes irgi norėtume taip gyventi, kaip čia sukūrėm. Tai ta visa aplinka, jinai grinai ir buvo, tą apeliuojama tai, ką norėtų galbūt ta jauna šeima turėti, arba tie žmonės, kurie ten augins anūkus, o tuome tarpe ir ką mes patys tikrai mielai prisijungtume darant prie vis šitos bendruomenės. Turbūt geras būstas, geri namai apskritai yra tai, kas užpildo kiekvieną dieną pagrindinės veiklas, ar ne, ten vaikai, mes patys, sportas, kažkokios mūsų rutinos ir panašiai. Ir visas tas infrastruktūros klausimas iš esmės yra projekte. Man, kas įdomu, jeigu liečiam projektų infrastruktūrą, ant kiek viskas sudėtingėja, kai namų yra ne 10, o keli šimtai. Iššūkiai jie yra panašus. Mes klausimus keliam dažniausiai tos pačius, tai yra ir tam tikra, pavadinkim, ir garso fonas, ir apšvieta, ir aplinkos sutvarkymas, paviršiai, medžiagos, netgi iki tokio lygio, kad ar ten patogu žmonėms su negale keliauti ir panašiai. Daugelis tų dalykų yra sprendžiami vien įstatymo pagrindu, kad įstatymas iš tiesų apibrėžia pakankamai daug. Ten, tarkim, šiuolaikinis STR'as, jisai tikrai plačiai nustato ir dabar jau kaip ir nuorodas į tam tikrus standartus. Daugelį atveju to išvengti nebeišeina ir tai nėra blogai. Mes, pavyzdžiui, tą matom kaip tam tikrą progą kurti aplinką tikrai darnesnę negu iki šiol, tarkim, ji buvo kuriama. Ir lygiai taip pat šitoje vietoje įsivaizduojam, kad ta infrastruktūra, kuri buvo suprojektuota 10 pastatų, jinai galėtų veikti 100 pastatų, jinai be abejo bus šiek tiek kitokia, ypač kalbame apie transporto srautus, va čia gal yra tas momentas, kurį reikia tikrai smarkiai suvaldyti.
Ypač kalbant apie kažkokius tą Kalnėnų rajoną arba bendrai tą link Minsko plento, apskritai ten aplinkoje esančius klipus. Ten su susiekimu yra daug iššūkių, yra daug klausimų ir mes tiesiog spręsdami iš karto matėm ir užsakovų užduotį tą pačią, kad tai turi būti patogu, turi būti veiksnu, patogu, aišku, kiekvienas žmogus ten turi būti saugus, nesvarbu ar tu pėstysis, ar tu su mašina, aišku, pats kvartalas bendra idėja, jinai rėmėsi labiau pėsčiuoju žmogum, čia yra kaip prioritetas. Vien todėl, kad tai yra kažkokia lėtesnė aplinka, čia žmonės gyvena, čia žmonės nevažiuoja pravažiuoti į savo darbo vietą, ar tai nėra kažkokia tranzitinė vieta. Tai tą norės irgi atskirti, tą charakterį sukurti tokį, kad pasijaustų tas ir tas padėtų suvaldyti ir tą patį transporto greitį, matyti tą, kad tai yra saugesnė aplinka, tai yra kažkoks skirtumas nuo to, kad aš išvažiavau į gatvę į Minsko plentą tą patį. Tai norėsiu tą padaryti ir mano supratimu tikrai pavyko, vien tas, kad tos aplinka paviršyje diktuoja tą dalyką. O ką jums pačiam reiškia gera infrastruktūra? Kas yra būtina kvartale? Man asmeniškai iš karto kaip iš architekto pusės tai yra apšvietimas pirmoje vietoje. Aš labai mėgstu gerą apšvietimą. Man patinka, kai tai yra su scenarijai sukurtas dalykas. Mano iš karto vizija yra tokia, kad dieną vienaip, naktį kitaip, paryčiais gal trečiaip. Turi būti tam tikri apželdinimo, grinai tokie kaip segmentai, kurie daro grinai siužetinį vingį tavo aplinkos suvokime. Man asmeniškai labai patinka tokia aplinka, kurios nesupranti iš karto. Tai yra tas dalykas, kurį reikia įsisavinti, reikia pagyventi, kad suprastum pilnai. Tai lygiai tas pats dalykas, įsivaizduoju, turėtų būti, ne vien apšvietimu tai yra daroma, tai yra būtent ir tas kokybiškas apželdinimas, nes šiuo atveju mūsų tikrai buvo stipri komanda, mes tikrai kaip čia ne vieni darėm, buvom pasiėmę ir į pagalbą grinai apželdinimo klausimus arba tas mažos architektūros klausimus kolegos, tai jie tikrai labai gerai ten sužiūrėjo tą ir įsivaizduoju, kad vieni augalai žydi vienu metu, kiti kitu ir tu tikrai nenorėtum, kad po 2 savaičių mano visas kvartalas baigia žydėti, ne? Atrodo, tai ką, jūs ten atsivesi tos žmonės parodyti, jeigu, tarkim, iš pardavėjo pusės 2 savaitėm per metus, irgi kažkokia nesąmonė, ar ne? Nori to darnumo, tai darnumas yra tikrai tas žodis, kuris atspindi labai daug aspektų. Vienoje vietoje tai yra augalai, kurie žydi, pavyzdžiui, gal kokius 6 mėnesius per metus, ar ne, ar dar daugiau 8. Kitoje vietoje tai yra tos kokybiškos dangos ir panašiai. Tai visas tas, kaip čia, kūrė tam tikrą siužetą. Tas siužetas būtinai turi kalbėti apie tą laiko perspektyvą. Jeigu aš per 10 minučių suprantu, tai yra jau tiesiog man neįdomu po tų pačių 10 minučių. Jeigu aš po pusės metų galvoju, vėl kažkas naujo, o dar to nemačiau, šitas vėl čia kažkaip kitaip, arba tiesiog į tą patį savo namą žiūri ir galvoju, o šitų metų laikus atrodo visai kitaip. Ten kvietiesi žmoną, parodai, žiūrėk, šitas kardu dabar jau pilka atrodo. Ar ne, jūs juokaujat, kad tas namas jisai kažkoks kaip gyvas yra, ta aplinka, žinokit, labai prisideda prie to. Tai ta laiko perspektyva yra dalykas, į ką tikrai labai reikia atkreipti dėmesį ir tai yra tokia pridėtinės vertės esmė, mano čia nuomonė, bet... O jūs paminėjote apšvietimą. Apskritai žmogaus įpročiai bėgant laikui labai keitėsi, mes vis dabar turbūt savo įvairius dalykus nutempiame vakarą ir panašiai. Kiek svarbu ir kiek prisideda apšvietimas prie gyvenimo vakare? Nes vis tiek gal nori išeiti pasivaikščioti, nori išeiti su vaikais ir nori matyti, kur esi. Taip, žinokit, apšvietimas įsikūrė ne vieną atmosferą, jis kūrė ir saugumo pojūtį ir tą patį gali, tiesą pasakius, yra taip, jeigu apšvietimas tikrai prastai suplanuotas, tada turit problemų ir viduj pastato, nes, pavyzdžiui, langus spigina tas gatvės apšvietimas, jis gali turėti tikrai labai nemalonių padarinių ir jeigu bėgi iš miesto, tai bėgi dažniausiai tam tikrą priežastį, jau tu nenori tokių miestui priklausančių dalykų. Visa pagarba mieste tikrai tas tvarkosi gerąją pusę, tenka pamatyti tikrai tų gerų apšvietimo projektų, kur viskas daroma su paskaičiavimu, tikrai suplanuota. Tas labai džiugina. Bet kalbant apie tą tokią privačią infrastruktūrą, tu iš karto ateini su šių dalykų, tu iš karto ateini su tam tikrais kokybiniais reikalavimais, žinodamas, kad aš vakare, sėdėdamas svetainėje, žiūrėdamas televizorių, nenoriu matyti gatvės šviestuvo atspindžio savo ekrane. Lygiai tas pats yra, kai einu miegoti, aš turiu būti netrukdomas ir tas dalykas taip pat ir sprendžia išėjus į gatvę. Aš žinau, kad mano vaikai ten yra saugus, aš važiuodamas automobiliu matau, kur važiuoti, aš važiavęs su dviračiu žinau, kad mes nepartrenks ir panašiai. Tai visi šitie dalykai yra sprendžiami, tam yra įvairūs kokybiniai kriterijai, tose pačiose šviestuvės optika, dimeriavimas ir taip toliau, yra labai daug tų kokybinių kriterijų. Mes į tai kreipiam dėmesį, darėmės modeliavimus, irgi ėjom pas partnerius, pas studiją atskirą, kuri daro tos apsišvietimo skaičiavimus, visas tas buvo kaip čia bendroji projektų sudėta.
žmonės, vystytojai vis labiau atkreipia dėmesį, kad aktualu turėti bendras erdves vaikams. Pavasarių projekte yra apgalvota daug daugiau dalykų. Ten yra išpildyta ir vaikų bendros erdvės ir suaugusių. Kiek svarbu ir suaugusiam sukurti tą vietą? Tai ne ką mažiau nei vaikam. Iš tiesų, turėkint dar galvoja, kad apie tą patį laiko perspektyvą kalbant, vaikai dažniausiai išsikrausto iš namų, ne, suaugę žmonės lieka gyventi. Aišku, gal ne kiekvienai porai reikia ten 4 kambarių namo ar 5 kambarių namo ar panašiai, bet su laiku tas tikrai pasimato, kad tam žmogui, kuris čia atėjo gyventi ir ne vien šeimą užauginti, jam ta infrastruktūra yra taip pat būtina. Šiaip įstatymas irgi nustato tam tikrus reikalavimus ne vien vaikų aikštelėm, bet ir paaugliam, ir senioram, ir tas lygiai, kaip vadinkim taip, jeigu įstatymas numato minimalią infrastruktūrą, tai reikėtų truputėlį pamastyti į priekį, kuriant kažką papildomą, ar ne, ir tas yra, tiek statytojo vizija, tiek užsakovo, architekto noras įgyvendinti kažką daugiau, negu tik tai tą kažkokią minimumą. Nes minimumas jisai yra gerai, bet jau neužtenka. Tikrai nori turėti daugiau, ypač jeigu nori išsiskirti. Jeigu nori padaryti, kad viskas būtų gerai, ne tik ant popieriaus, bet realiai praktikoje gerai. Ir kai pagalvoji, kad yra labai daug namų, turi pagalvoti dar ir apie tokius dalykus kaip svečiai, augintiniai, vaikai, kaip jie judės, jeigu tėvai jų neprižiūrės. Taip, mes tiesą pasakęs pas mus, kadangi biure daug žmonių irgi augina tam tikrus augintinius, ta pati Živilė, tai mes tikrai galvojame ir apie tos šuniukus, kačiukus, apie tai, ką žmonės ten tikrai veikia ir, reikia suprasti, kad šunis pavedžioti privaloma, ar ne, ir tiem žmonėms sukurti tam patogią infrastruktūrą, atlikti tas tokias tikrai paprastas, įprastas gyvenimo funkcijas, tai čia yra, minimumas, ką turi padaryti. Jeigu tai yra padaryti tikrai kokybiškai ir maloniai, tai čia yra tokia pridėtinė vertė, kurią žmogus atsimins, jis išvedęs tą šunį pasivaikščias po tą tikrai malonę aplinką, jis galvos, tai čia man nebėra tik tai kažkokia, pavadinkim, namų ruošos dalykas, tai jau yra kažkas, ko aš galiu pasimėgoti kiekvieną dieną ir tu per malonę aplinką, tu iš principo gali keisti žmonių įpročius į gerą pusę. Kuri vieta projekte jums labiausiai patiko, kur jūs pats dėjo daugiausiai dėmesio? Mes įsivaizduojam, kad gal ta pagrindinė širdis buvo tos žalios erdvės tokios. Mes tikrai daug galvojame ir apie tą kiekvieno žmogaus paprastą aplinką, ką jis turi savo kieme ir kaip tai yra susijęs su likusia kvartalų infrastruktūra, bet ta žalioji ašis, pavadinkim, kuri jungia tą ne vien mūsų kvartalą, bet ateityje jungs ir ten papildomus kvartalus viską aplinkui, nėra tokia kaip ir kompozicinė ašis išeina taip pat. Apie ją visas tas gyvenimas turėtų suktis, ten eina pagrindinis žmonių srautas, ten turėtų eiti ir tokia kaip ir pagrindinė kokybė. Ir ten iš tiesų, kai kūrėm tą vietą, tikrai galvojame apie tą kompoziciją tokia kaip muzikoje būna, ar ne, kad tai yra tam tikrai pagreitėjimai, palėtėjimai, pauzės, kažkas garsiau, kažkas tyliau, galbūt kažkoks naujas motyvas ir tie tokie motyvai palei vieną tokią ašį einantis, jie tokie yra dinamiški, jie neatsikartoja taip dažnai, jie iš tiesų taip ir norėjom, kad būtų, kad žmogus jam neatsibos tai to ilgų kelių, 1,5 kilometro eini ir tu galvoji, vėl kažkas kitokio. Ir tu nori, kad tam žmogui toliau jį stebinti. Ir tu nori, kad jisai liktų toksai, kaip užkabintas tos idėjos. Ir tikrai norisi pamatyti tą gyvai, kaip tai bus realizuota, ar ne vien projekte, bet ir kaip tai veikia. Bet mintyse, konceptualiai, tai veikia tikrai gerai. Projekte reikia apgalvoti daug dalykų, gyvenimiškų problemų, kur kartais mes su joms susiduriam, kad gyvenimas taptų geresnis. Bet jūs vis tiek numeris vienas dalykas, turbūt, ką turėtų padaryti, tai atsisėdę pagalvoti, koks žmogus tenais gyvens. Nes žmogus gali klausyti ir galvoti, ar tai man. Kokį žmogų jūs ten matėt, kaip jisai gyvena, kokių namų jisai ieško, kas jam svarbu namuose. Iš tiesų, tai toks žmogaus tipas, aš taip iš karto įsivaizdavau pagal tą aplinkos sutvarkymą, kad tai turėtų būti pakankamai socialus žmogus ieškantis bendruomeniškumo. Tai amžiaus grupė šiuo atveju visiškai nesvarbu. Mano supratimu, tai turėtų būti tiesiog toks žmogus, kuris nori kaiminystę dalintis savo gyvenimo patirtims ne vien su, tarkim, draugais ar šeima, bet ir su kažkokios gyvena už tvoros arba priešais gatvę. Kad jisai išleidė savo vaikus pažaisti su to kito žmogaus vaikai, žinotų, kad kažkuris iš jų vieną tiesiog ateis, susirinks jos, gal ten, tarkim, pamokas paruošė kartu ir jie visi vienu kitu pasitikės ir tas pasitikėjimo principas kuria tą darnią bendruomenę. Ir aš įsivaizduoju, kad tokia kaip, pavadinkim, kultūra, netgi sprendžiama per tą paprastą infrastruktūros priemonės, jinai ir buvo orientuota į tą žmogų, kuris turėtų to norėti.
Tai yra, aš irgi, pavyzdžiui, norėčiau gyventi tokioje aplinkoje, kurioje aš tikrai jaučiausi, kad, čia mano kaimynas yra mano kaip ir draugas. Nebūtinai gal geriausias mano bičiulis, kokį aš turiu, bet tai yra kažkoks pasitikėjimo paremtas dalykas, kur aš tikrai žinau, kad tai yra saugu. Ir tas saugumo apskaitai kaip garantas kitose žmonėse, ta saugi kaiminystė, yra matoma, kad tai veikia. Ta prasme, tai čia kaip ir pasikartos, nėra vienintelis projektas, kuris tuo remiasi, bet tikrai matosi, kad tas dalykas veikia ir kad žmonėm tai yra tokia kaip gera pridėtinė vertė, kurios gal neįmanoma apčiuopti, tai yra fiziškas dalykas, tai yra grynai kažkas tokio kaip eteris, bet ta visa tokia aplinka ir bendra psichologinė nuotaika, jinai tikrai pasijaučia. Tai Man labai patiko ta vieta, kad jūs kalbėjote apie norą turėti savo privačią erdvę ir apie tai, kad žmonės vis dėlto nori socializuotis. Tai man atrodo žiauriai nerealus sprendimas tie atviri kiemai, nes jie kaip ir apjungia, bet ir duoda tau privatumo, nes tavo visa vidinio kiemo pusė yra užtverta, tu turi tą savo privatumą. Kaip manot, kas projekte dar daugiausiai kūrė tą bendruomenę? Bendros erdvės? Bendros erdvės yra tas, kas priverstinai galbūt suveda tos žmonės į vieną vietą pagal veiklą. Apskaitai bendros erdvės yra suskirstytos pagal tam tikrą funkciją. Ir vien ta infrastruktūra, kurią suplanavom, ta patys sporto aikštynai, jie iš karto atveda tam tikros suinteresuotą žmonių grupę. Žmonės, turintys bendrų interesų, jie neabejotinai pradės tą kažkokį socialinį gyvenimą kartu, ar ne, jie ten, tarkim, apsikeis kažkokiais patarimais, pažais kartu, pasportuos kartu, išsives vaikus kartu, pakeps kažką kartu, tie patys receptai, ar ne, kažkokie, įsivaizduot, tas socialinis gyvenimas yra labai toks dinamiškas dalykas, kuriam reikia vietos įvykti. Jeigu ta vieta įvykti yra, reiškia, kad viskas yra suplanuota principe tinkamai. Jeigu to nėra, tada prasideda tam tikros galbūt problemos arba paieškos toliau, atsiranda kelionė žmonių, laiko gaišimas ir taip toliau. Jeigu žmogus gali tikrai lėtai negaištant laiko, negalvodamas apie savo automobilį išeiti į savo kiemą ir susirasti, tarkim, žaidimui draugą ir tą padaryti nesvarbu kuriam amžiui, tai yra labai labai didelės vertės, tokia kaip ir pridėtinis dalykas tam kiekvienam gyventojui šitam kvartale. Tai lygiai taip pat, aišku, tie atviri kiemai, taip, nebejotinai, kad jie prisideda prie to, tai yra ne vien galbūt vizualinės kokybės toksai kaip sprendimas, kuris tikrai, bent jau iš architekto pusės jisai kūrė tą tokią erdvės pulsaciją, tą matyti yra malonu, to norisi, tokiais principais buvo grįstos ir tam tikros senovinės gyvenvietės, ar ne vien ten buvo plačios gatvės, bet jis išeina į plačias aikštės, tas siauros gatvės, plačios aikštės, ar ne tokie principai. Ta erdvės pulsacija yra tokia kaip archaiškas momentas, kurį žmogus supranta iš tam tikros gal kaip čia istoriškai susikloščiusių dalykų ir tą dalyką tikrai atkreipia. Psichologiškai tu pajauti tą. O kvartale apgalvoti dalykai kaip apšvietimas, bendras teritorijos aptverimas, ar ne, vartai, vaizdo stebėjimo kameros, daug kokybės gyvenimui prideda tas saugumo jausmas. Mūsų tokia gal subjektyvi nuomonė, mes irgi turėjom tokią kaip čia nedidelę diskusiją viduje. Minimaliai. Mes įsivaizduojam, kad principė kameros gal gelbėja nuo tam tikrų specifinių situacijų ar tam tikrų nusikaltimų, galbūt lengva atsekti, kas ką padarė ar panašiai, arba kažkokie automobilių įvykiai ir panašiai. Tikras saugumas ateina iš to, kad tu pasitikė tuo, su kuo gyveni. Tai tas bendraminiškumas sukuria daug stipresnę tą saugumo įspūdį, negu kad kažkokios kameros ar aukšta tvora. Nes, supraskim, tvorą galima perlipti, kamerą išjungti ir panašiai. O jau jeigu tavo kaimynas matys ar kažkokia baba sėdi prie lango ir žiūri tai jau supranti, kad man geriau čia kažko nedaryti tokio, kas galbūt šitai vietoj netinkam, ar ne. Tai mes į tą labiau orientavimas, be abejo, kad kvartalas jisai turi tas tokias pridėtinės vertės sukūriamas iš tos minimalios tokios infrastruktūros, kur yra grinai kažkokie, kaip ir minėjot, kameros, vartai. Vartai yra galėtai kaip psichologinis momentas, aš atvažiavęs per vartus suprantu, kad čia yra mano gyvenvietė, čia yra mano bendruomenė, tai tas yra geras dalykas. Kitos priemonės, aš tikiu, kad jos neturi tokios didelės svarbos, kaip, tarkim, grinai kaimynis, tas kaip kaimyniškumas. Jo, turbūt saugumo jausmą daugiausiai duoda tai, tarp kokių žmonių tu gyveni, kokie žmonės pasirenka ten gyventi ir panašiai. Šitą projektą jūs žinot puikiai. Sudėlioti jį puikiai, mano akim, tai turbūt vienas geriausių projektų Vilniuje, kokių yra buvę iš infrastruktūros klausimų ir to bendruomeniškumo ir vietos, kurią mes gaunam ir tai, kaip užpildo mūsų gyvenimo kasdienybę. Jeigu jums reikėtų apibūdinti pavasarių projektą vienu sakiniu, kaip jis skambėtų? Toks gal iš architekto pusės, tai buvo tiesiog pasivaikščiojimas parke. Tiesiog toks kažkas
kažkas kartu jau matai, kad tai yra mažiau rūpešių, tai yra lengva, tai yra malonu, tai iš karto įsivaizduoji savaitgalį be didelių rūpešių ir kažkokių didelių problemų sprendimo galvoje, išėjęs tiesiog pasivaikščioti. Tai vat tą projektą su tokia vat lengva gal emocija norėjusi kurti. Ir tai yra pavasarį. Tai yra pavasarį. Ačiū. Kalbinu vieną iš savo kolegų, šių projektų pardavėjų, kad jūs galėtumėt suprasti, kokie yra žmonių lūkesčiai, kokį mes lūkestį norim pateisinti su šituo projektu ir išgirstumėt, kiek buvo daug dalykų spręsta ir apgalvota, kad šitas projektas būtų puikiai tinkamas jums. Marina, kokius 3 dažniausius pirkėjo nuogąstavimus tenka girdėti, kai jie renkasi savo kotedžą arba namą? Pirmiausia, tai yra vieta, atstumas iki centro. Kitas dalykas - infrastruktūra, tai jos nebuvimas tam tikrose projektuose. Ir trečias, paskutiniu metu gan dažnas, tai yra išplanavimas. Yra pirkėjų, kurie nori vieno aukšto namo, yra tokių, kam reikia būtent aukštų lubų svetainė, bet gali būti namas 2 aukštų. Tai šitos 3 išskirčiau. O kokie prieštaravimai kartojasi, jeigu, pavyzdžiui, žmogus atvyksta į naujos statybos kvartalą? Ar yra kažkokių dalykų, kurie pastoviai užstringa žmonėms? Tai numeris 1 tai infrastruktūra. Nors gyvename 21 amžiuje ir turime visus patogumus, bet nepaslaptis, kad Vilniuje ir apylinkėse daug neasfaltuotų kelių ir nauji projektai statomi be privažiavimo, be infrastruktūros, be gatvių, apšvietimo, stotelių, viešo transporto susisiekimo. Tai čia numeris 1, sakyčiau, būtų šita. Taip pat dažnai žmonės ieško projektų ir būsto, kur būtų poilsio erdvės, bent jau vaikų žaidimo aikštelė, kažkokia sporto zona, sporto erdvė laisvalaikiui, kur būtų galima gyventi bendruomeniai. Tokie projektai kūrėsi ir vienas iš jų yra būtent pavasarį. Aš tikiu, kad tau tenka tikrai pamatyti daug gerų namų. Ko matai irgi, kad pritrūksta net geruose namuose? Tai turbūt būtų ne tik mano subjektyvus vertinimas, bet ir dažno pirkėjo nuogąstavimai, kad trūksta bendruomenės susibūrimo vietų, laisvalaikio poilsio erdvių. Žmonės jau nenori pirkti tik namą, sienas ir kas ten viduj. Jie nori ir infrastruktūros, taip pat apželdinimo, kad būtų sukurta vientisa erdvė, vientisa architektūra, kad tai būtų ne tik vieta gyventi, bet kad tai būtų estetiška, gražu, patogu ir funkcionalu. Turbūt viskas susideda į bendrą visumą, yra pats namas, yra visa to namo aplinka. O kiek gyvenimo kokybei tavo akimis turi pačio namo išplanavimas? Išplanavimas tai yra vienas iš svarbių dalykų, pagal kurį renkasi pirkėjai būstą. Dažnu atveju namai turi 3 miegamuosius, čia toks standartinis projektas. Labai didelę reikšmę turi ir erdvės, kaip jos suplanuotos. Pirkėjai itin vertina lubų aukštį, kad bent jau svetainė lubos siektų 3 metrų aukštį. Daiktų laikymas viena iš svarbių, net ne detalių, viena iš svarbių dalių. Svarbu, kad būtų sandėliukas, name būtų pakankamai drabužinių, sieninių spintų, nes jis jau bus naudojamas šeimos, o šeima įprastai turi vaikų, turi daiktų, hobių, sezoninių dalykų, slidžių, snieglenčių, žoliapjovių ir taip toliau. Tai tam turi būti numatyta vieta name, būtinai. Man atrodo, dar status quo yra tapęs turėti tam master bedroom tėvų miegamajam atskirą sanmazgą. Nes nori tėvai privatumo, nes nori turėti, tarkim, bendrą sanmazgą, kurio naudojasi ten vaikai ir panašiai, dušas, o dažniausiai tėvų tam sanmazgė būna vonia.
Mano parduodamuose namuose tai yra įprasta praktika, bet tikėtina, jeigu lyginti su kitais projektais rinkoje, taip, yra įvairių variantų, tai jau nėra ekonominis segmentas, yra vidutinis, sakyčiau, toks komfort segmentas ir taip, sanmazgas tėvų miegamajame yra būtinas dalykas. Nes kartais žmonės jo žiūri per daug sanmazgų, per mažai, bet kai pagyveni, turbūt supranti, ant kiek gerai namas turi būti apgalvotas, nes jisai pats prisitaiko, kaip tu sakai, dėl drabužinių, dėl visų kitų dalykų prie tavo gyvenimo būdo. Ateina žmonės, tarkim, į projektą, tau sako įvairius komentarus, kokie komentarai tau leidžia suprasti, kad projekto konceptas pataikė į tą pirkėją? Vienas iš nesenai girdėtų komentarų, kuris iš ties sužavėjo, buvo pirkėjo atsiliepimas, kad po to, ką čia pamačiau, negaliu pamiršti šito projekto ir norėčiau gyventi čia. Jo, čia kalbėjom su architektu, sako, geras daiktas pats iš dalies save parduoda, tai jeigu žmogui atitinka, tai taip ir yra. Jeigu kalbėtumėm apie bendruomenę, pirkėjai šiandien ieško ne tik namo, bet ir kaiminystės, jie nori, dažnai apie tai kalba apžiūrose. Taip, pirkėjams yra svarbu, kur jie gyvens, kas bus aplink, kas yra jų kaimynai. Ir dažnu atveju ir renkasi namus būtent naujose gyvenvietėse, naujose projektuose, kur tikėtina ir apsigyvens panašų žmonės, šeimos su vaikais, panašaus amžiaus. Tai yra svarbu, net vertinant ateities perspektyvą, kad vaikai turės draugų, galės susikurti bendruomenę, galima bus naudoti sporto aikštėmis, pažaisti padelį, tenisą, pasivaikščioti, turėti laisvalaikį su vaikais ekosode. Daug dalykų, kurie skatina bendruomeniškumą ir taip pat ir nebūtinai bendruomeniškumą, galima ir individualiai leisti laiką, jeigu tos bendruomenės nesinori, nes visi namai yra pakankamai privatus, yra numatyti statybiniai sprendimai, kurie suteikia privatumo kiemeliuose ir dvibučiuose namuose, ir individualiuose taip pat gyvatvorės, kurios irgi sukuria ne tik jaukumo, bet ir privatumo. Tai šitoj vietoj čia bus ne tik bendruomenė ir bendruomeniškumas, bet taip pat ir privatumas, ko ieško dažnas pirkėjas. O kur yra riba tarp to noro gyventi privačiau ir kad nebūti izoliuotam bendrai nuo bendruomenės? Kaip tą galima išspręsti? Čia, kaip ir minėjau, tai yra architektūriniai sprendimai, kurie jau yra įgyvendinti. Pirmo etapo projekte jau galima matyti, kaip formuojami kiemai, kaip pasislinkę architektūriškai namai, kad tokia statyba tiesiog užtikrina privatumą. Jeigu mes kalbame apie vienbučius namus, ten taip pat yra pakankamai erdvus sklypas, yra gyvatvorė, dvibučių namai sublokuoti per sandėliuką, tai yra per pagalbinę patalpą, nėra bendrų sienų ir tai užtikrina jau gyvenimo patogumą, komfortą ir privatumą, nes negirdėsi, nematysi kaimyno, net turbūt nepajausi, kad gyveni dvibučiame name. Turbūt toks vienas iš naujų sprendimų yra tai, kad visas namo vidinis kiemas yra užtvertas, o tas išorinis kiemas, kur mes grįžtam, yra bendra erdvė tokia su visais. Atskirta tik gyvatvorė. Taip, kaip čia pasakyti, ar tai yra trendas, turbūt ne, tai yra tiesiog sprendimas, kuris užtikrina estetinį vaizdą, kad nebūtų labai daug vartų prie namų, bet tuo pačiu ir užtikrina privatumą ir saugumą kiekvieno namo sklype, nes nepaslaptis, kad dauguma žmonių turi vaikų, augintinių ir dėl to tos tvoros vis tik reikalingos, bet yra ir bendros erdvės, privažiavimo erdvė prie namo yra atidaryta, atvira. Ir apželdinimas tų visų bendrų zonų irgi suteiks tokio jaukumo, vientisumo ir gražiai atrodys. O iš pirkėjų girdi, kas jiems svarbiausia iš tų bendrų erdvių? Ten, nežinau, vaikų zonos, ar kad jie patys turėtų kur pasportuoti, ar ten aplamai turi būti žalios erdvės?
Daugiausia klausimų sulaukiame, kada bus įrengta pagrindinė laisvalaikio erdvė. Tai yra poilsio zona, kur numatyti kortai, padelis, tenisas, vaikų žaidimo aikštelės, paauglių žaidimo aikštelės, ta didžiausia aikštė. Iš to galima suprasti, kad žmonės vertina būtent laisvalaikio ir sporto aikštės. Gyvenimo būdas pasikeitė, dauguma žmonių sportuoja, leidžia aktyviai laiką lauke ir tai yra viena iš tokių svarbių pridėtinių projekto verčių. Jeigu kalbėtumėm apie pačią projekto vietą, kaip pirkėjai šiandien vertina tą atstumą nuo miesto, kur jau yra ta riba, kad per toli ir kad kaip tik žmogui? Vilniuje jau senai atstumas vertinamas laiku, tai yra per kiek laiko žmogus pasiekia jam reikšmingas vietas, tai yra mokslo įstaigas, darbą, sporto įstaigas ir taip toliau. Tai toks emociškai patogus laikas yra 20 minučių. Čia pavasariuose mes būtent turim šitą atstumą, tai per 20 minučių pasiekiamas Naujamiestis, Senamiestis ir ten esančios mokyklos ir verslo centrai. Turbūt dar nemažai to sprendimo duoda pati infrastruktūra projekto, nes jeigu padelis, panašios bendros zonos, kur pabėgioti, kur su vaikais išeiti, daug tų vietų tiesiog tampa nebereikalingos, nebereikia važiuoti į miestą dėl to. Tokia ir buvo architekto mintis. Ir tų projektų sumanytojų idėja pagrindinė, kad šitas projektas būtų patogus ne tik savaitgaliais, kai yra daugiau laisvo laiko, bet kad ir darbo dienomis galima būtų čia sportuoti, būti, išeiti pasivaikščioti, kad nereikėtų važiuoti į parką ar į miestą, kaip sako, o galima būtų turėti turiningą aktyvų laisvalaikį čia. Jeigu pirkėjas sėdi ir svarsto ir galvoja, tai kaip man reikėtų įsivertinti, ar man šita vieta tinkama, ką jis turėtų pasverti, apie ką jis turėtų pagalvoti? Tikriausia, daugelis pirkėjų vertina alternatyvas, ką aš galiu turėti panašioje lokacijoje, tokiu atstumu, su mano pasirinktų, su mano turimų biudžetų. Ar aš galiu turėti bendras erdves, infrastruktūrą, apšviestą teritoriją, saugumą, bendruomenę ir kitas pridėtinės vertės taip arti kitose projektuose, kitoje vietoje. Tai turbūt šitą klausimą užduoda savo dažnas pirkėjas. O kaip manai, kokiam žmogui šita vieta gali būti ideali? Šiuo metu dauguma žmonių, kurie kreipiasi dėl pavasarių, vertina atstumą iki mokyklų ir darželių. Tai aš sakyčiau, kol kas dažniausiai kreipiasi tie, kieno vaikai lanko mokslo įstaigas Senamiesty ir Naujamiesty. Tai panašų rajoną mes turime Vilniuje Kalnėnai, tai yra Vilniečių itin pamėgtas rajonas dėl susisiekimo. Daugelis žmonių dirba centre arba centrinėje miesto dalyje, taip pat vaikai lanko mokslo įstaigas Senamiesty, Naujamiesty. Tai dėl to tas rajonas yra labai patogus ir patrauklus. Manau, pavasarį nenusileis. Jo. Aš pardavinėjau, ne tik klausinėjau apie šitą projektą, tai galiu pritart, kad viskas, ką sakei, taip ir yra tiesa. Ačiū tau, Marina. Ačiū, Laurinai. Neriau, kiek metų apskritai dirbi nekilnojamo turto srityje? Na, jau bus 10 metų. O daugiau teko dirbti prie namų ar prie būtų pardavimų? Pradžia visa buvo nuo namų, tai ta visa ir patirtis daugiausia buvo su namais iš tikrųjų. Žinai, norėjau šitom temom su tavim pakalbėti, nes pats esi įsigijęs namus ir puikiai žinai, kaip sudėtinga turbūt yra savo išsirinkti tuos tinkamus. Tai man įdomu, kaip manai, koks tikslinis pirkėjas yra pavasarių projektui? Koks, nežinau, jo amžius, šeimos sudėtis ar ten darbo pobūdis? Jo, tai ateina metas, kai renkiesi savo, kaip sakant, namus pagal tai, kuo tu gyveni šiandien. Ar turi šeimą, ar esi vienas, tai pagal tai prioritizuoji tam tikrus irgi pasirinkimus, kas tai dienai tau yra aktualu, ar centras, ar kažkur namas užmiestyje. Tai mano, kaip pavyzdys, pirmasis namo pasirinkimas buvo arčiau miesto, kai dar nebuvo šeimos, kai atsirado šeima, vaikas, tai buvo prioritetas namas, erdvus, kad būtų patogu, būtų vaikams saugu, būtų, kaip sakant, geresnė gyvenimo kokybė.
Jeigu pirkėjas sėdi ir lyginasi pagal tai, ką jis gali nusipirkti, kokius kriterijus dažniausiai jis gali lyginti, nežinau, ten kaina, gali būti atstumas, bendros erdvės, kaip manai, kas svarbu? Šiaip šiandienos pirkėjai yra labai viskas svarbu, nes jis yra labai modernus jau pirkėjas, jis yra pasikeitęs, gyvenimo būdas daug ką pakeitė, kaip yra šiandien, tai mes turim ir visokias išmanės technologijas ir tą patį dirbtinį intelektą, tai viskas dabar sparčiai juda gyvenimo tempu daug sparčiau negu buvo prieš kokius ten 5 ar 10 metų, tai į tai remiasi ir namo pasirinkimas. Tai klientas, kai renkasi būstą, tai jam daug aspektų žaidžia iš tikrųjų. Tiek ir susisiekimas, tiek ką jisai matys per langą, kas ta bus bendruomenė, kas tie bus kaimynai, apie ką tas bus visiškai visas projektas, tai daug faktorių iš tikrųjų žaidžia. O labai skiriasi motivacija ir pasirinkimai, jeigu perki, pavyzdžiui, pirmąjį namą ir jeigu perki jau sekantį ir nori tiesiog pasigerinti tą, kurį turi. Tai va, pavyzdžiui, jeigu kalbant apie pavasarių projektą, tai viskas buvo dėliojama taip, kad kiekvienas namas atitiktų kiekvieno pirkėjo poreikius. Tai išplanavimai yra visi labai skirtingi, yra ir vienaukščiai namai, ir dviaukščiai namai, dvibučiai, vienbučiai. Tai tam, kad būtų pasirinkimas plačiai auditorijai, kad kiekvieno atlieptų tos poreikius. Ne vien tik tai, kad būtų kažkoks pagrindinis pirkėjas, kaip pavyzdys šeima ir viskas ir koncentracija šeima. Mes šitam projekte koncentruojamės į plačią auditoriją, kad apimtum visus pirkėjus, kas jiem yra aktualu, ar tai yra daug dirbantis žmogus, ar tai yra šeima, ar tai yra ramybės galbūt ieškantis žmogus, kuriam svarbu aplinka ir taip toliau. Čia turbūt žmogus, ko negali nusipirkti kažkokį tai namą kaip dvibutį ir po to netgi tikėtis tame pačiame projekte pasiupgraidinti, pasikeisti ar nusipirkti, jeigu kažkas pardavinės ten antrinį rinkai. Aš manau, kad taip, nes vis tiek laikui bėgant, vis tiek žmonės keičia turtą, dažniausiai kas 5, kas 10 metų keičia turtą, tai šitam projekte yra 6 skirtingi namų tipai, tai visada galima, manau, rasti kažkokį kitą pasirinkimą, alternatyvą kaiminystėje. O žmonės dažnai pagal skelbimą lyginasi, mes visi turbūt esam pratęs daryti skelbimo portalus, matyti nuotraukas ir matyti kvadrato kainą. Ir kai kurie netgi nedavažiuoja iki, nežinau, ten tam tikrų projektų, namų, pirminės ar antrinės rinkos, kas tai bebūtų. Kaip manai, kiek iš tikrųjų svarbu yra atvykti, pasižiūrėti, pajausti vietą ir suvokti tą dydį, nežinau, bendras erdves ir panašiai? Žmonės dažniausiai, kad ir patys atvykę į projektą, kaip patys be lydinčio asmens, daugumą faktorių jie neįvertina. Tokių, kas tai yra per projektas, kokias problemas jisai sprendžia, kas tai bus iš vis padaroma šitam kvartale, kuo jis yra išskirtinis, kokios jo yra savybės. Tai jis turi savo, kaip sakant, tą tokį mąstymą, pasaulėžiūrą iš kitų projektų, jis ateina, pamato vietą, jam tinka arba netinka. Tai visada mano pasiūlymas tie, kurie važiuoja, tarkim, vieni į projektą, geriausia susisiekit su to atstovu, kuris reprezentuoja tą projektą ir jis jums visą, kaip sakant, parodys schemą projekto, kaip jisai atrodysis, kaip vystysis, kokias jis problemas sprendžia ir apie ką yra šitas visas projektas. Jo, aš iš pirkėjų tikrai yra tekę girdėti, kur, žinai, atkeliauja tokie komentarai. Jo, matėm ten, kad pardavinėjot, bet nepirkom kažkaip. Ir dabar visai norėtumėm apsižiūrėti, jeigu jau kažkas ateina į antrinę rinką, nes, kaip ir sakai, neįsivertina tam tikrų dalykų. Būna, tarkim, tokių situacijų, kad, tarkim, pirkėjas atvažiavo, pamatė, kažkaip nusprendė nepirkti, galbūt nepaskambino, kaip sakant, pasidarė savo, kaip sakant, kažkokį nuomonę apie šitą projektą ir viskas. Paskui kažkur vakarėlį ar su draugais, besišnekučiuodami, suprato, kad draugai žiūri šitą projektą ir kad jų yra ta patirtis visiškai kitokia. Ir jie pasakoja apie tą projektą kaip kažkokį visiškai kitokį projektą. Ir jie tada galvoja, o gal visai fainas projektas, gal reiktų ir mums pasiskambinti ir atvykti ir apžiūrėti dar kartą, kaip sakant, gal kažką mes praleidome. Tai ką ir sakau, visada reikėtų susisiekti su tuo asmeniu ir bendrauti tiesiogiai, o nedaryti savo išvadas. Jo, namai, sako, yra ne tik sienos ir plytos, bet ir ta vieta, kur mes leisim laiką, kur augs mūsų vaikai ir mes ten leisim savo kasdieną. Ir jeigu mes pakalbėtumėm apie infrastruktūrą ir tą kasdienybę, kaip manai, ar privažiavimas prie pačių namų, kelio, šaligatviai, apšvietimas visas
yra labai svarbus pirkėjams šiai dienai? Taip, šiai dienai yra tai labai svarbu, nes žmogui yra atsibodę galbūt tie tokie projektai, kurie yra ten, kaip pavyzdys, 10 namų, 20 namų gyvenvietė, kuri tiesiog yra, kaip sakant, namas, sklypas ir tvora ir viskas. Ir, kaip sakant, daugiau nieko. Tai šitam projekte yra viskas. Infrastruktūra, atvažiavimas, šaligatviai, saugų, kameros. Savaitgalis visiškai atrodo kitoks, jeigu turi vaikų, tau saugu išleisti į kiemą, nes tu juos matai, yra viskas aptverta. Jeigu kažkur vaikas žaidžia, kaip pavyzdys, žaidimo aikštelė, tu vėl gali atsidaryti mobilaus aplikaciją ir matyti per kameras, ką tavo vaikas veikia ir kuo užsiema, kaip sakant. Visiškai kitoks yra gyvenimas. Tai tas toksai atvažiavimas kur yra bendruomenė ir didelis kvartalas, kuris sprendžia tam tikrus dalykus, jisai duoda vertės ir ilgalaikį perspektyvui, nes pavyzdžiui mes turėjome patirčių tokių, kad tu, kaip sakant, parduodi projektą, jis yra, tarkim, startinė kaina, kaip pavyzdys ten 300 000, pasistatė, įsirengė, atsirado namai, atsirado apšvietimas, atsirado šaligatviai, atsirado asfaltas, atsirado želdiniai, atsirado sporto aikštelės, visa infrastruktūra, pradėjo žmonės gyventi, pradėjo kurtis vėl kiemuose kažkokie, vėl sprendiniai, augalai. Tas projektas atrodo visiškai kitaip ir ta namo vertė yra visiškai kitokia. Ji auga kartais net 2 kartus iš tikrųjų, nuo tos kainos, nuo kurios tu įsigijai. Jeigu kalbant dar apie pačius sprendimus viduje kvartalo, mes turim pėsčiųjų takus, automobilių srautai juda atitinkamai, svečių parkavimas ir panašiai. Kaip tai veikia tą bendrą gyvenimo komfortą? Yra projektų, kurie nenumato šitų visų dalykų. Žinau per savo patirtį, kaip, pavyzdžiui, gyveni kokiam mažam projektėlį, kur yra numatytos, kaip pavyzdys, 2, tarkim, vietos, atvažiavo svečiai ir prasideda konfliktai su kitais kaimynais. Nėra kažkur ten mašinos pastatyti, vėl išėjai kažkur, tarkim, su vaikais savaitgalį pasivaikščioti, nėra takelių, nėra kur eiti. Toksai prasideda, kad tu gyveni name, bet tu esi įspraustas tarp savo tų tvorų. Čia yra viskas, čia yra kilometro realiai alėja, kurioje vyksta visas, kaip sakant, gyvenimas. Vyksta sporto aikštelės, yra vaikų žaidimai aplinkui, tenisas, padelis, bendruomenės visą aikštę, viskas vyksta, kaip sakant, bendravimas, visas judesys gyvenvietės ir ta gyvenvietė jinai tampa tokia aktyvi. Jo, ir kai sudedi visus šitos dalykus iš esmės, pačiam projekte ir atsiranda tas grožis, kad labai daug dalykų yra apgalvota, kad ir prie tos alėjos yra kur sustoti automobiliams, prisiparkuoti kažkokiam tai pagalbiniam transportui, viduj pačiam kvartale greitis yra ribojamas, kad jaustųsi tiek vaikai, tiek žmonės patys saugus. Mes turėjom pokalbį su architektu ir jisai irgi tuos dalykus pabrėžė, kad kiekvienas, nepaisant to, ar tai vaikas, ar tai kažkoks gyvūnas, ar tai pats automobilio vairuotojas, kad kiekvienas galėtų judėti patogiai ir jaustis saugiai šitam projekte iš esmės. Nes aš kalbėjau su vienu iš savo klientų šitam projekte ir jis sako, aš rinkausi, ieškom vienkiemę. Mes pradėjom ieškoti vienkiemę, nes norėjom kažkur šiek tiek atokiau, turėti privatumo, bet tada, sako, mes pagalvojom, o kaip vaikai augs, su kuo jie leis laiką, kur jie bus, kaip jiem bus socializuotis, ar jie jausis gerai ten gyvenant, ar juos ten reikės pastoviai, nežinau, vežti pas kažkokius draugus, apie tai galvoti ir panašiai. Tai pavasario turbūt vienas iš gražiausių dalykų tai yra ta bendruomenė, net apie tas zonas, kurias ką tik kalbėjom, kad žmonės galės socializuotis, galės bendrauti vieni su kitais, leisti laiką ir lygiai taip pat galės kartu, sakykime, augti vaikai. Tai man atrodo, kad yra daugelis projektų apgalvoja apie kažkokias tai gal minimalias žalias erdves, apgalvoja apie kažkokias tai vaikų žaidimų aikšteles. Man įdomu tavo nuomonė, ant kiek svarbu turėti bendras žalias zonas ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Man galiu pasakyti iš tokios gal savo patirties, kai atsiranda zonos ne tik vaikam, tada vyksta bendravimas ir tarp suaugusių. Tada vyksta kažkoks aktyvesnis laisvalaikis, kažkokia galbūt mačas padeliai, mačas teniso. Tai atsiranda bendravimas su kaimynais, o ne tik, kaip sakant, tas toksai, kad turiu kaimyną, bet nepažįstu jo, net nežinau, ko jis užsiema. Tai
tas toksai bendravimas, socializacija duoda savo, tada atsiranda bendruomenė, atsiranda, kaip sakant, bendri kažkokie galbūt ir praleidimo būdai, tas yra fain. Nes mes tam skubančiam gyvenime daug ką esam pamiršę iš tikrųjų. Jo, ir kai pagalvojam iš tikrųjų, kai reikia nuvažiuoti sužaist mačą kažkokį ir turi važiuoti pusvalandį kitos vietos, o čia turi viską vietoj, tu iš esmės gali ekstra vieną mačą sužaisti ar panašiai. O tavo, dar mes kalbėjom apie pačius namus, apie namų skirtumus, ar ne? Kaip manai, ar tai suburs daug skirtingų ir įdomių žmonių, daug skirtingų šeimų, kad yra skirtingi tipai? Taip. Pagal apžiūras tas, kas vyksta dabar ir kas atvažiuoja ir ką mes matom, tai matom tikrai skirtingus pirkėjus su savo skirtingais poreikiais. Visi jie tikrai yra labai skirtingi, vieni, kaip sakant, planuoja šeimą, kiti atvažiuoja jau su šeima, kiti yra galbūt dirbantis iš namų, kitiem aktualu gamta, ta ramybė, kaip sakant, ir viskas išėjus, kaip sakant, pro duris. Tu išeini ir turi viską, ko tau reikia. Bendrauji su pavasarių pirkėjais. Ką žmonės labiausiai iš tam projekte vertina? Masto dydis yra labai svarbu, nes yra daug namų, tai yra didelė bendruomenė, daug žalių erdvių, nes taip jeigu lyginant Vilnių ir Vilniaus esančius tokių indalių namų projektus, tai yra galbūt tik keletas tokių projektų, kurie galėtų pasigirti kažko panašaus kaip šitam projekte. Bet turbūt ką ir kalbi apie tą namų didelį skaičių, daug žmonių, tas ir sukuria tą sociumą tokį, ar ne? tą bendruomenę. Taip. Vyksta daugiau bendravimas, nes mes tą bendravimą esam pamiršę iš tikrųjų. Jo, ir jeigu mes sugebam suderinti ir bendravimą, ir kažkokią tai ramybę, tai čia turbūt yra idealu ir apie tai ir yra pavasarį, kad viską turim bendrai. Čia kitoks tiesiog požiūris į projektą ir į tą visą, kaip sakant, gyvenimo kokybę. Jo. Man nežinau kodėl, bet aš žiūriu šitą projektą, jo pavadinimą ir panašiai, ir man vienintelė mintis, kuri šauna į galvą, tai kad tai yra projektas, kuris skirtas statytas ne tam, kad jį tiesiog parduoti, o tam, kad jame būtų gera gyventi. Taip, visiškai taip. Ačiū, Nerijau. Ačiū tau. Ačiū, kad paklausėt šitą pokalbį iki galo. Tai man indikuoja dar vieną dalyką, kad pavasarį projektas jums yra įdomus. Ir jeigu taip yra iš tiesų, siūlau susisiekti su vienu iš mūsų pardavėjų. Jie pasirūpins, kad turėtumėt visą reikiamą informaciją apie projektą, aprodys jį ir papasakos plačiau, bei padės išsirinkti ne tik tuos namus, kurie bus gražūs, tinkami jum ir gerai pastatyti, bet ir tuos, kuriuose jums tiesiog bus gera gyventi.